programėlėje. Aš neturiu mobilaus telefono ryšio, kad galėčiau Fredui pranešti, kada tiksliai atvažiuosiu ir kada mane reikia pasiimti iš Atlantic City. Apsidairau į šį mišrių atliekų autobusą ir galvoju, kažin ar verta iš vis kažkieno prašyti mobilaus telefono, nes atrodo, kad ši fauna jais nesinaudoja. Gerai, susikaupiuosi. Priešais sėdi labai grėsmingo didžiulio stoto afroamerikietis. Aš atsipaliojančio viščiuko balsu. Sir, could you lend me your phone, please? What? Just one call, I need a call. Labai grėsmingo stoto afroamerikietis su labai geltonais akių obuoliais ir labai didelėm raudonom kraujagyslėm juose sako, teikit, duoda man knopkinį telefoną. Ėjo 21 amžiaus pradžia. Gerai, knopkinis telefonas. Skambina. Beep. Hello, this is Fred. Fred, this is Gabby. I'm on a bus. I'm going to Atlantic City. I will be there 8:30 p.m. Sorry, who is this? This is Gabby. This is Gabby from Lithuania. Work and travel. I'm coming. Will you pick me up? Sorry? Gabby? Yes, I'm Gabby from Lithuania. Work and travel. I will be working at your cafe this summer. Oh, right. Gabby, your English is so good I got confused. Okay, Shaveli will pick you up. Shahu? Bye, see you later. Atvykstu į Atlantic City stotį. Ir Dieve, jeigu tu esi, tu tikrai esi, kodėl? Ta stotis atrodo kaip benamių valgykla, benamių nakvynės namai, benamių prausykla ir aš tiesiog, čia jums ne Stokholmas. Aš sėdžiu ant savo lagaminu ir bijau pajudėti per 1 centimetrą ir galvoju, šahu. Tai tiek.